Gerai. Sveiki, štai mūsų antrasis podcastas, mes ir vėl sveikinamės su Audrutė. Sveiki, sveiki. Taip, štai mūsų ir antras podcastas. Turi dar ką pasakyti? Tai va, turėsim keletą čia tokių temų. Tai turėsim aukojimas, maldavimas TikTok platformoje, žmonių abejingumas nelaimės atveju, filtrų ir efektų naudojimas socialiniuose tinkluose, homoseksualai visuomeniai ir heito poveikis žmogui. Štai tokios, biški tokios temos, 5 ir tokias biški po biški kiekvieną aptarsime. Ar nori konkrečiai nuo kažkurios gal pradėti, tarkim, ką labiausiai gal kas dabar tau yra užstrigę ar kaip čia? Man atrodo, galim pradėti nuo heito poveikio žmogui. Iš tikrųjų, kaip tas heitas paveikia mūsų pasąmonę ir vidų, ir emocinę būseną. Tai gal tu tada ir pradėk pasakoti tada nuo to, kaip iš viso, ar kada jis atsirado, ar tu turėjai jau prieš, kaip sakyti, kol neturėjai socialinių tinklų, jau turėjai heitą? Ne, aš neturėjau labai heito, kol nepradėjau socialiniuose tinkluose būt, iš tikrųjų. Tai viskas, galima sakyti, atsirado, tas heitas tik per socialinius tinklus atsirado pas to tokių žmonių, kurie pradėjo nemėgti, sakyti žodžius, o prieš tai tokių nebuvo, ne? Ne, tikrai, bet aš žinojau, kad aš susidursiu su to heitu, pradėjus TikToko karjerą ir galvojau, vis tiek bus ir tų žmonių, kurie tikrai užstos, palaikys ir bus visko. Tai didelis noras buvo vis tiek pradėti TikTok karjerą, kuris tikrai nurungė tą heitą ir kuris tikrai. Anksčiau jis mane paveikdavo, pradžioj netgi, kai buvo pirmą kartą panaudota mano atvaizdinė nuotrauka, va tada aš labai net susiparinau, aš labai net buvau tokiam nerime, sakau, mano nuotrauką naudoja, tokia visa nerime. Šiai dienai visiškai neveikia ir aš galvoju, Dieve, kaip gali heitas paveikti mūsų pasąmonę. Žinutė kažkokia, nei mes to žmogaus matom, nei mes girdim jo intonaciją, bet jis mus taip paveikia, kad netgi žmonės ir vaistus geria, ir depresijom susirga, ir visokių atvejų netgi žudosi, paveikti heito. Ir galiu paklausti, o kas tau buvo stipriausia, kas tau buvo užėję? Ar depresija, ar nenoras gyventi, tarkim, pačių sunkiausių momentų. Kokie tavo buvo sunkiausi momentai heito metu, kada patyrė šitus dalykus? Gal nori papasakot? Tai buvo atvejis, kad paveikė mane, aš verdančių vandenių ranką nusiplikiau pati savo. Tai čia irgi toksai biški buvo heito poveikis man buvo net. Ir kas dar? Biški buvo toksai noras ir žudytis. Tas heitas sukėlė tau minčių? Taip. Apsipilt ranką. Taip, ir buvo tas toksai, nusiplikiau ranką. Taip, ir toks ir žudytis buvo noras, vis tiek toksai, ir jau toksai buvo, tikrai buvo tokių sunkių momentų. Tikrai buvo baimė, tikrai tas diskordas, kai biški buvo paveikęs ir buvo. Ir to ieškojau, aš to kompromiso su tais heiteriais, su diskordiniais, su kai kuriais pavyko, negaliu sakyti, kai kuriais pavyko rasti kompromisą. Bet kai kurie tokie visiškai užkietėję ir jie nenori to kompromiso. Iš tikrųjų, neinantis į kompromisą. Atsimenu, net Discordą buvau susikūrus, įlindau į tą jų kanalą, į tą jaunųjų kūrėjų kanalą, kad ieškoti su jais, eiti kompromisą su jais. Iki tokio lygio, kad... Sekundė, o kokio kompromiso, ko tu norėjai su tais heiteriais surasti, kokį kompromisą surasti? Kad sumažinto heito į mano pusę, sumažinto heito visą ataką. Labai arti nelaikyk, nes labai traška. Tai arba įsisėdu. Tai va, bet dabar šiai dienai heiteriai nieko nebepadaro, kozerius išsimėtė, kaip aš sakau, ir jau viskas, aš visiškai rami.
Anksčiau tas, kai pirmą video apie mane įkėlė, irgi labai susiparinau. O, Liuks. žiūrėk, bus mikrofonas. Liuks. Sugalvojom ir atradom. Labai susiparinau, kai pirmą video apie mane sukūrė, pavyzdžiui, ten irgi tik Kokį video? O koks video buvo pirmas? Ai, palauk, Agnė buvo ten kažkokia, kurie kūrė mano pirmosius video, buvo kažkokia Agnė. Tai irgi tenai, nežinau, aš tenai ėjau, nežinau, maldavau pas ją, kad jinai trintų tos video, jinai ištrynė tos video ir paskui buvo pirmieji video apie Kristiną. Tai Agnė buvo iš Discordo, kuri pirmoji kūrė apie mane video. Tai va irgi tada jie man tikrai... blogus kažkokius kūrė? Jo, blogus video kūrė, mano susirašinėjimus su ją, nes aš ten su ją irgi susirašinėjau ilgai, jinai tos susirašinėjimus įkėlė tarpusavio. Jinai ten daug ką kėlė, bet jinai paskui juos ištrynė, bet pas kitus dar liko tų video. O tas heitas irgi prasidėjo po šito irgi. Bet jeigu su jie bendravai, tai dėl ko tada jinai tai padarė? Jeigu jinai tau draugė buvo iš pradžių? Ne, jinai nebuvo draugė, jinai buvo tiesiog iš Discordo mergina kažkokia ir grinai tas heitas prasidėjo spalio 2 dieną. Jisai ir prasidėjo spalio 2 dieną, nes... Turėjom spalio 1 dieną su Amanu betlą tokį. Ir aš nuėjus pas šeimininkę, neužsimūtinus pasakiau, kad iš betlo metu 880 eurų užsidirbau. Ir viskas. Ir va tada sukilo visi, kad čia va Audra 800 eurų užsidirbo ir panašiai. Ir visi sukilo. Žodžiu, pasakyk, kiek gavai pinigų per tą TikToką ar jo, ir kažkas atsirado, tokio? Aišku, paviduolių, atsirado visko ir va tada prasidėjo heitas, nes tenai tikrai skraidė didelės dovanėlės ir iš tikrųjų dėl to ir paveikė Tai lygiai taip pat ir kiti gali jungtis tą TikToką ir prašyti tų dovanėlių? Jo, iš tikrųjų taip ir nes tikrai buvo stiprios dovanėlės ir aš neužsimūtinau, aš pas šeimininkę į virtuvę, atsimenu, nuėjau ir aš leptelėjau. Ir tas pokalbis ir buvo girdimas, kad aš 880, aš nemaniau, kad kambarį buvo paliktas laivas, o aš virtuvėje su šeimininkė šnekėjau, kad sakau, 880 iš laivo užsidirbau. Eina savo. Jo, ir leptelėjau nepamaščius ir čianai va tada ir sukilo jie visi. Ir va tada prasidėjo visas tas heitas, viską. Bet šiai dienai aš su jais labai lengvai kovoju, labai lengvai aš juos čionais tvarkausi su jais. Bet tu vis dar su jais kovoji? Jo, dar vis kovoju. O kodėl tu su jais kovoji? Kokiu tikslu? Nežinau, man kažkaip tai. Aš nemoku, aš nemoku nereaguoti juos. Aš vis turiu atsakyti, aš tokia esu, kuri man reikia teisintis. Su kiekvienam paaiškinti, kiekvienam pasakyti, kiekvienam atsakyti. Tokia žmogus esu, nemoku praeiti. Bet ar tu juos pažįsti, kad tu jiem turi pasiaiškinti, paaiškinti? Nu va, nei vieno nepažįstu jo. O tai koks skirtumas? Nu taip, koks skirtumas, daug kas sako, koks skirtumas ir aš vis tiek. Nu tai gaunasi, kad tave įtraukia į visą tą... Labai, į tokį liūną, ir aš užsisuku jome. Labai. Nu lygiai taip pat aš irgi, kažkas atrodo užkabina ir tu įsitrauki į tą. Jo, toksai, ir aišku, dabar jau irgi išmokau prasitvarkyti, prasivalyti irgi, pamūtinu, ramiai ir tiek. O kaip, tarkim, toliau buvo tie visokie ar persekiojimai, ar tave fotografavo? Kaip šitie dalykai tau nekėlė baimės ten? Ir su policijagi, sakai, pareiškimus dar buvai rašius. Jo, buvo atvejs, kad kažkada išėjusią pasivaikščioti nufilmavo, fotografavo išėjusią pasivaikščioti ir tas nuotraukas panaudojo šmeižtui, kad neva aš prie vaikų lendu. Va, ir aš pasidalinau tom nuotraukom, kad buvo irgi šmeižtas, buvo jau į grupės įkelta, į Viršuliškių, į mamyčių grupę buvau įkelta kaip šmeižta, kad lendu prie vaikų. Tai tokį dalyką netgi naudojo prieš mane, tai tokie va.
O kaip dabar dar bijai tų dalykų? Ne, visiškai nebepaveiktų, nes ir jų, pavyzdžiui, tai, ką kelia, pavyzdžiui, apie mane, kur ten būdavo, keldavo ten tokie kateteris, ten Matijošaitis iš viso išsitrynė su visais video apie mane anketą. O kateteris viskas jau, jinai kai pradėjo lysti į langelį, žmonės pamatė, kad jinai malalietka, prasidėjo labai daug feikinių tokių situacijų, sakau, kad viena feikinė situacija su tais vaikais, ten buvo kelios nuotraukos su tais vaikais, ten 3 atvejai su tais vaikais buvo. Tai kai jie pradėjo su tais vaikais feikinti situacijas, va tada ir baigėsi jų būtent visas tas, kaip būdavo, kad tiesos tas skleidimas, kurie skleidė tą tiesą. Išsiryškino. Jo, ir tada viskas. Ir tada pradėjo jau jų tenai, būtent to autorės, būtent kateterio pradėjo visai nebežiūrėti. Paskutinis video, kurį keltas, kad neva galvojo, kad aš Agapen grįžau dirbti, tai ten iš viso. Paskutinis video nieko net nesulaukė nei peržiūrų, nei komentaro. Ir viskas. Ir po to karto jinai, va čia antras sezonas, bet paskutinis video net nieko nesulaukė. Ir viskas. Ir viskas, su tom baigėsi viskas. Va, o kur kelia kakadų, tai mūsų, va, pavyzdžiui, tai čia nieko baisaus, jie kelia ir ne tik ten pas juos apie Audrą, apie Niežą, apie Kristę, bet pas juos ir tų stipresnių tiktokerių yra pafilmuota, tai toksai labai net nesureikšminam stipriai. Šitų situacijų aš dėl jų tai nesureikšminu. Tai dabar jau normaliau gaunasi su tuo, stapusė su heitu. Jo, iš tikrųjų dėl to, kad pas mane ir nėra to tokio. Anksčiau, aišku, tenai veikia tas dėl to, kad buvau prisimelavus vienaip, kitaip, trečiaip. Tai tas jie dar kažką turėjo, bet pamatė žmonės, kad jau praėjo daug laiko po to, nebėra nei to kažkokio melo stambesnių mastų, nėra nei šito, viskas. Ir tie video prarado tą patį efektą, poveikį. Tie, kuriami pajuokos video, prarado efektą. Taip, nes aš jau nebėra to stambesnio masto, kur būdavo tokie melai iš mano pusės. Iš tikrųjų. Gerai, heito poveikį žmogui. Nu ką, žinau, gal kažkiek ir aptarim, gal kavutės nori atsigerti šiek tiek. Tai. Dar turim kitas temas. Nebent gal kažką dar nori prisiminti ir dar papasakot apie tą patį heitą, apie heito poveikį žmogui ir tarkim, ką tokiu atveju, kaip vat, kiti tabletės vartoja, nerimas. Tipo, kad kitą žmogų paveikia labiau, nes čia nuo kiekvieno priklauso skirtingai, kiekvienas individualiai ir kiekvienas skirtingai reaguoja pagal savo patirtis. Bet, nežinau, net ką patartum tiem žmonėm, kurie galbūt irgi darė tuos tiktokus, tarkim, juos paveikė ir paima paskui ištrina, tarkim, nutraukia, visiškai išsitrina socialinius tinklus, bet jie apie tai vis tiek galvoja, nes galvoti nebegali dabar negalvoti, nes tu jau įėjai į tai, įlindai ir, nežinau, galbūt ką tu turi gal patarti tokiem žmonėm, kurie tai daro, kurie pergyvena, kurie eina iš proto, žodžiu. Tiesiog čia yra laikas, tame reikia išbūti. Čia tame išbūti, bet kai išbūni ir viskas, tiesiog ir paskui tame reikia išbūti. Bet sunkiausia tame yra išbūti, bet kai išbūni jau tada viskas, jau tada lengva. Ypač, pavyzdžiui, aš kitus sekėjus, tos žvaigždės pastebiu, tai kaip jie reaguoja, pasisemiu idėjų, kaip reaguoti į heitą, kaip jie reaguoja į tą heitą. Irgi. Ir aš irgi tą pasisemiu iš tos pačios Natalijos Bunkės, nes pasėtėm pilna yra šitų būtent tų heitų, ten tos babulencijos, kurios irgi loja apie jos tą šopą. O kuris neturi, pasakyk bent vieną žmogų, kuris neturi. Nei vieno nėra, tas, kas kūrė turinį viešoje erdvėje, nei vieno nėra, kiekvienas su juo susiduria ir tai yra neišvengiama. Taip, ir aš aiškinau N kartų, sako, tave heitina, nes tu prisimelavus. Neva ant visos vieto, nesakau, nėra nei vieno. Jeigu tu jau pradėjai tą būtent eterio karjerą,
tu jau to heito neišvengsi, koks tu ten bebūsi. Todėl kad, kodėl? Todėl, kad žmogus ką gauna? Gauna galimybę išsireikšti per eterį, jam neišsiduodant, kas jisai toks, su fake accountu, galbūt tavo kaimynas ar tavo pažįstamas, ar tavo vadinamas draugas ar draugė, dabar turi galimybę apsimesti ir tau parašyti kažką tokio negražaus, tokio įžeidžiančio, nes, vat matai, tau tiesiai į akis pasakyti negali. Tau ateina į akis, šypsosi ir sako labas. Va taip vyksta gyvenime. O kai tu pasijungi transliaciją, pasijungi tiesiogiai, visi išlenda tavo pažįstami, visi tave pamato, visi prisimena. Ir tada turi galimybę tarti kažkokį žodį, kurio negali pasakyti realybėje tiesiai į akis. Nu, jei nepatinki, tai pasakyk. O kas iš to, kad parašyt žmogus, ar jam geriau pasidaro, ar kažkas, nu, čia jau yra kitas, man atrodo, kita tema, dėl ko tas heitas vyksta ir kas yra su tais žmonėmis. Aha. Mes jau apie tai trupučiuką diskutavom, tai... Ir jie jo nelaimingi, dažniausiai socialių šeimų, netgi būna vaikai, ten tie pažeidžiami. Nu, sunku ir net nežinau, galbūt geriau, žinai, galvoti, kaip sakyti, ne, kaip kovoti su tuo, o kaip padėti tam. Kaip padėti tam, o ne kovoti. Kova niekur nenuveda, žinai, pagalba galbūt ir galėtų padėti šiuo klausimu. Tikrai taip. Tai va, galim tada pereiti prie antros temos, labai panašios, kaip ir žmonių abejingumas nelaimės atveju. Tikrai taip, aš šią temą neturiu jokių pavyzdžių. Nu, tai dabar labai neseniai įvykęs pavyzdys traukiniai mergina, kurią nužudė. Ukrainietė, taip. Ten jo irgi. Mačiau tik tai video, tai irgi ten labai nieko nelabai supratau. Bet tenai buvo mergina Ukrainos pilietė. Ne, ten nėra ką suprasti, ten tiesiog greitai ją padūrė ir nueina. Bet ten irgi nieko iš lempos, tengi nei jie pažįstami nieko. Nu, bet tai būna. Nu. Iš kur tu žinai, gal tu irgi į tave gali užpulti čia, bet kur, bet kas gali, žinai, atsitikti. Ar autobus, ar traukinį. Be abejo gali, kai tu esi tiek daug socialiniam tinkle. Taip, bet ką tu gali pakomentuoti apie tą atvejį, tarkim, ir apie žmonių abejingumą nelaimės atveju, kad tam pačiam lygiai, taip pat šiam traukiniai nesureagavo žmonės, kad ir matė kraują, dar kažką, kad ir ta pati mergina, galbūt jinai ten tyliai, nu, nežinau, bet tiesiog neįvyko, atrodo, jokios reakcijos. Ir pas mus Lietuvoje irgi yra ne vienas atvejis, kur vyksta kažkokia nelaimė, ar ten skęsta, ar ten dar kas nors, ir praeiviai tiesiog arba pasižiūri, nusijuokia, pažvengia, nufilmuoja, nufotografuoja, kažkaip reaguoja kitaip, lygiai taip pat kaip ir mūsų Lietuvos, tarkim, žmonės yra keli, kurie sulaukia to pačio heito ir grasinančių žinučių, kur sėdi žmogus invalido vežimėlyje. Aha. Tai koks čia yra abejingumas, kodėl žmonės tokie pasidarė šalti ir abejingi vienas kitam, nelaimės atveju apskritai, kodėl išskirsto taip žmonės, va tarkim, mus irgi, pavyzdžiui, išskirsto, kodėl vieną laiko gražiu žmogum, kitą jau negražiu ir taip toliau. Čia irgi yra lygiai toks pats skirstymas, kuo skiriamės, tai skirtis gali, žinai, ir neįgalusis žmogus neturi kojų, bet jisai gali daug daugiau nuveikti gyvenime, negu tas, kuris turi kojas ir rankas. Tai va, tai gal tu kažką dar norėtum pasakyti šią temą, apie tas nelaimės, apie tą abejingumą žmonių, kad jie labai šalti tokie, vat. Jo, ir jie nesuprasdami, pavyzdžiui, liečia tą autistą, Dauno sindromą liečia, kad Daune, sako, tu Dauno sindromą turi invalidumo šitą išmoką. Tokie daug tokių nesupratingų žmonių, kurie tikrai liečia tą Dauno arba autisto asociacijos, tipo atstovus, nes tie tikrai, pavyzdžiui, tikrai, pas mus daug žmonių, pas mus daug praeina.
Ir pas kiekvieną artimoje aplinkoje gali būti. Ir tas Dauno sindromą turintis žmogus ir tas autistas gali būti pas kiekvieną artimoje aplinkoje. Ir jie nesugebėdami, tai tyčiojasi. Aišku, čia tik tokas ir šiandien, kol šneka ir televizijos, ir vaikų teisės šneka, turi konferencijas, ne vieną ir ne dvi turėjo konferenciją su pareigūnais kartu apie socialinius tinklus, socialiniuose tinkluose nepilnamečiai. Buvo pilna tų visko ir galėtų tikrai, pavyzdžiui, tokiam TikTok'e, kas čia reiškia, paimti, pasileisti tą, gal daleiskim kokiam pareigūnui vieną akim pasileisti kokį TikTok'ą ir šitą, ne? Ir stebėti. Ir stebėti tą laivą, ir stebėti tos komentarus. Nesidomu, pavyzdžiui, galėtų diskutuoti, iš to daryti kažkokias diskusijas, aptarinėti tą viską, tas toksai kažkokius pavyzdžius pateikinėti, ne? Čia labai, jau, kaip sakyti, labai platus atrodo, nepagausi, žinai, tokio dalyko, kažkaip žodis, kaip tu pagausi. Tai toksai labai čia galima tikrai ir studentam darbui ir labai gerai čia yra tokia medžiaga, iš tikrųjų. Va. Bet pastebėjai, kad žmonės abejingi pasidarė. Labai. Kad jeigu vyksta nelaimė, žmogus abejingas. Tikrai taip. Ar jam, pavyzdžiui, valgyti reikia, ar dar kažkaip abejingas tokiam, bet tokiam, kur reikia skudurų, tai neabejingas. Kuris šiaip savo už kažką, žinai, gali pasiprašyti. Tai galim pereiti prie aukojimo ir maldavimo TikTok'e. Gali apie šitas temas pakalbėti. Tikrai taip, nes pavyzdžiui... Kaip tu iš viso pradėjai, man labai įdomu, kaip pradėjai prašyti per TikTok'ą tas dovanėlės, kaip iš vis pradėjai tam TikTok'e, kada supratai, kad ten viskas su tais coinsais, su tom dovanėlėm, ar pradėjai stebėti kitus, kad kiti gauna ir pati pradėjai prašyti, ar pirmiau pradėjai daryti kažkokius veiksmus, ar pirmiau prašėjai, ar už kažkokius veiksmus, žodžiu, stengiasi gauti tas dovanėlės. Jo, buvo visko, sakau, ir melas buvo, ir prisimeluota buvo, bet delfinų terapijos, vėžio susirgymų čia buvo irgi iš mano pusės prisimeluota šito atveju. Šitas atvejis buvo. Bet jie tau tiesiog į sąskaitą pervesdavo ar tiesiog tom dovanėlėm? Kol vėžiu apsimetinėjau, pas mane tenai labai trumpai aš tenai su tuo sužaidžiau, nes pažįstama moteris pakomentavo, kuri mane realiai pažįsta, jinai pakomentavo po to video ir aš viskas, ir tada ir baigėsi mano, nes pažįstama moteris pakomentavo, kur mano ankstesnius melus jau žinojo, dar ankstesnius, ir jinai tada po video pakomentavo ir tada baigėsi tas vėžio melavimas, po jos to būtent komentaro. Tada išaiškėjo atseit viskas. Jo. O delfinų terapijai pavyko kažkiek tai surinkti 250 €. Bet į sąskaitą jie vedė, ar jo, buvo biški ir sąskaita, ir dovanėlėm buvo, ir kažkada rinkau ant kalėdinio stalo, irgi nes palauk, kas ten dar rinko ant kalėdinio stalo, Nerijus, man atrodo, ant kalėdinio stalo rinko. Ir aš rinkau ant kalėdinio stalo irgi. Rinkau ant televizoriaus, surinkau. Bet irgi per dovanėlės? Per sąskaitą. Ai, per sąskaitą. Jo. Tai bet tu tada ir praneždavai žmonėm, ant ko renki ir kam tipo, ne? Jo, aš praneždavau, būdavo, kad aš jeigu ant delfinų terapijos, ant televizoriaus, tai aš surinkau. Bet tai aš rinkau ant delfinų terapijos, o ant televizoriaus jau seniai, taip rinkau irgi, po kurio laikogi. Ir vis tiek man pavyko ant televizoriaus surinkti ir aš įsigijau tą televizorių į būtą. Ane? Ir man pavyko. Ir vis tiek pavyko, nes tikrai yra gerų žmonių. Ir aišku, paskui jau turbūt jiem rodai savo įsigytą dalyką. Jo, taip, kad aš jau rinkau ant televizoriaus ir aš nusipirkau tą televizorių, ne kažkur tai panaudojau, nusipirkau tą televizorių būtent taip. Jo, ir tada... O dėl delfinų terapijos ar buvo žmonių, kurie norėjo prašyti, kad grąžintum pinigus? Nebuvo nei vieno.
nes sakiau, aš iš karto pasakiau, nes ten dar nebuvo pas mane didelė auditorija vėlgi, kai buvo delfinų terapija, rinkau, nebuvo didelė auditorija, nes čia buvo spalio mėnuo, dar sakau, su ta tematika mes žaidėm ir betlą su Amanu, būtent irgi su ta iniciatyva ir buvo irgi tas betlas daromas, organizuotas. Tai čia buvo spalio 1 dieną, tai čia buvo rugsėjas, rugsėjo mėnuo, rugpjūtis, tie mėnesiai būtent, tos rinkliavos delfinų terapija įvyko. Bet jeigu būtų su kuo atsiradę, būtų važiavus, ar ne? Tikrai būčiau vykus, jeigu būtų kažkas, kas... Kur suinvestavai tada tuos pinigus? Kur aš suinvestavau? Niekur neišleidau aš visų, jie ir liko, jie liko. Bet jeigu paliksi pinigus, tai jie nesunyks? Jie nesunyko, jie ir liko, yra ir ant kortelės jie irgi, ir kažkiek Pepko, bet irgi Pepko, aš ten nieko irgi nenusipirkau, aš ten Pepko 50 eurų net neišleidau ten po šito. Jie liko ant kortelės. Tie pinigėliai, jie niekur nedingo. Dėl to aš sakiau, kad aš galiu drąsiai gražinti, jie yra, bet prasidėjo, aišku, visokie feikiniai, aš tau vedžiau, prasidėjo ten visokių apsimetėlių, kurie aš tau vedžiau, ir tada atsirado tokių visokių, tipo, kurie meluoja, kad vedė. Kurie meluoja ir nori iš tavęs tada gauti tuos pinigus. Jo, tai atsirado tų visų būtent apsimelavusių. Jo, irgi, kur pasiskelbiau, kad galiu gražinti, tada prasidėjo ten tipo, tas pats, kas radai piniginę su solidžia pinigų suma, kieno, atsiras aišku, kad mano, visi, kiekvienas pasakys, kad tai mano, ne? Taip. Tai čia lygiai taip pat irgi ta pati situacija, ne? Taip. No. Na gerai, tai tada dar gal... Apie, nežinau, gal kažkokią kitą dar nori iš savo šitų papasakot. Kaip sekėsi. Kaip sakyt, su tais aukojimais, su tais maldavimais per tą TikToką. Tarkim, kaip užsibaigė, kaip apsiramino tau. Nieko, paskui aš kokį kontentą paskui naudojau, paskui aš su tom pupelėm naudojau irgi tipo, kad sukimas. Ai, kažkokį susigalvoji biškį kontentą, veiksmą, pavyzdžiui, tas sukimas tuo ratuku, maistą valgyti, šokis kažkoks, ne, kažką tipo. Bet aišku, dabar tada jau skirsis, dabar tiek jau daug negausi, kiek tada, nes jau gaunas, kai lygos atveju, tai jau tu, kaip sakyt, gauni daugiau negu dabar. Be abejo, kad nedaug. Bet iš tikrųjų tas toksai kame yra irgi bairis, kad koinsai sugadina žmogų, jie pripratina prie tų lengvų pinigų. Iš tikrųjų, ir tu, kai įsijauti į juos, tau tada tiesiog viduj grūzas nieks nemeta. Ai, tau prasideda tas. Toksai toksai, Jėzau, ką čia daryt. O dabar pas mane, kadangi pas mane to jau seniai nebėra, pas mane didelių doneitų nebėra, 10 eurų maks susidaro, tai pas mane jau tas ir nuslūgo ir nuėjo. Ir aš iš tikrųjų kartais pamastau, kad yra gerai, kai nėra to doneito, nėra to visko, tokio aktyvaus, nes tada jo nėra ir nėra. Ir tu visiškai ramiai būni, tu visiškai ramiai spakainiai gyveni, nes tada... Nes kitaip gali patapti vergu. Jo. Ir tada sėdėsi prieš kamerą, darysi nesąmonės tik tam, kad tau mėtytų, kad tu gautum. O kaip tu galvoji, yra tokių, kurie pasėdė tik tokie ant šito? Yra, be abejo, yra ir Lukas su tuo, ir jau įkrytęs ir jam tas yra sunku, nes jau jisai paminė, kad mes per 15 minučių negavom nė vieno koinso, sako. Ir tai jau viskas, čia jau jam tragedija, kadangi jis jau per 15 minučių jam niekas nei vienos rožytės neįmetė. Tai čia jau yra, jau yra sunku jam. Pas mane, duok Dieve, dabar jeigu laivą nedarau betlų, ir tai betlų metu nieko, tai duok Dieve į
pusvalandį po koinsą eina. Šiai dienai po pusvalandį po koinsą, jeigu ir viskas, ir aš viskas. Bet tai čia ne nuo to priklauso nei laikas, nei kokie žmonės ateis ir Jo, taip toliau. kokie žmonės. Gali būti, kad tau gali ateiti tiesiog mes didelę dovaną, pavyzdžiui, turiu labai fainą donatorę Frankauskaitę. Ateina tiesiog čika, įmeta ir išeina. Būna, kad tiesiog taip išeina, ateina ir išeina. Įmeta ir išeina. Tai taip gali nežinoti, kas iš kur ir kaip ir kas. Ir toksai va. Bet sakau, man jau seniausiai tas jau praėjo. Ir man dėl to aš nesidraskau, nesiardau, kokį kontentą, jeigu va taip mažai žingsniukais. Kokį kontentą, kokį mes podcastą. Kažką tai, kai su tavim pradėjom būti, jau žmonėm kiek daug spalvų įneši. Kai viena sėdžiu, visiems žmonėm būna neįdomu. Pas mane būdavo pusvalandį sėdžiu ir nei vieno komentarų neprašydavo į laivą. Iki tokio lygio sėdėdavo už kitos anketos, savo tapindavausi, nes niekas netapindavo, niekas nieko. O dabar jau kitaip, jau ir tų video. Tu ir norėjai to aktyvumo tam TikTok'e. Ir tas. Tai tau dabar nuo to, kai mes ne tai, kad susipažinom, bet nuo tada, kai pradėjom vesti patį TikTok'ą, kartu veiklą, tau pasikeitė tavo tas pats aktyvumas? Labai pasikeitė ir aktyvesni žmonės laivų metu. Ir tu jau gali jau formuoti gali netgi auditoriją, jau heiterius biški prasisijot. Bet tu turi, žodžiu, planą toliau tam TikTok'e aktyviai dalyvauti ir toliau rinkti sekėjus ir kurti kontentą. Kurti turinį, taip, be abejo. Nes jau tas yra prasidėjęs ir man tas džiugina ir tikrai labai faina, kad dėl to aš jau esu tokio euforijai, tai kad jau galiu drąsiai, aš jau nebesiviliu su jais, aš drąsiai prasivalau tos heiteriukus ir auditorija, tie fainuoliai, visi žmogeliukai lieka, su kuriais galim diskutuoti. Ir tas žiauriai faina, ir tas yra toksai diskusija, nereikia tenai šabloniško kažkokio bendravimo, jau iš karto automatiškai vyksta tas pokalbis, automatiškai kažkas bendrauja ir jau automatiškai tas vyksta, nereikia ten kažkom laužyti savęs. Įsitraukia savaime. Savaime viskas įsitraukia, savaime viską, o dar kai sakau, mus pafilmuoja, vieni, kiti, treti, penkti, jau tą darbą už mus padaro, viskas, jau esi pafilmuotas. Taip. Ir viskas, ir aš tik tai va. O kaip dabar dar tada prikabinam šitą temą, filtrai ir efektai naudojamas socialiniuose tinkluose? Prikabinam šitą, kadangi dabar jau darai tuos laivus, darai transliacijas ir taip toliau ir kaip su filtrais ir efektų naudojimais, kaip pati stebi kitus tiktokerius, kaip jie daugiau save pateikia ir kaip tu pati nori save pateikti. Ar tau atrodo filtras tai čia normalu, nes kiek pastebėjau, labai daug žmonių irgi būna rašo, nenaudoja, o turiu omeny rašo, kad nusimk filtrą. Jo, daug. Aš apie tai kalbu, o kad naudoja, tai čia, žinai, daug kas naudoja tuos efektus, filtrus. Kodėl jie sako nusimk filtrą? Kodėl, rimtai, o kodėl jie taip sako, neįsivaizduoju. O kaip pačiai, pavyzdžiui, labiau patinka naudoti juos? Be abejo. Bet kažkada irgi naudojau, kažkada be filtro, sumažinau tą filtrą, bent jau sumažinau ir jau jie galvoja, kad aš be filtro, užsidėk filtrą, sako. Eik tu savo, kokie baisi, sako, užsidėk filtrą. Tai va tokie čia lempiniai, trolinukai, kurie... Bet čia irgi lygiai tas pats kažkoks žaidimas gaunasi. Jo, čia tokie grinai lempiniai trolinukai, kurie nes pas mane irgi tokį biškį susimažinau tą filtrą. Ir automatiškai jie čia naja. O kaip tu galvoji apie tuos kitus, kuriuos seki, tarkim, žiūri ir kad jie, jeigu naudoja tuos filtrus, ką tu apie tai manai? Nieko, man jokio skirtumo dėl manęs gali naudoti, nors nežinau, nors puodą ant galvos gali užsidėti ir transliuoti, man jokio skirtumo, bilė jam gerai, man Dieve, aš gerbiu kiekvieną tą transliuotoją ir vis tiek. Jo pasirinkimą. Jo, ir jo pasirinkimas, mūsų Kristė nenaudoja filtrų visai Tiškuvėne. A ne? Jo, Kristė nenaudoja visai filtrų. Dėl šito jo, jinai, šaunarė, bet jinai jo. Jinai daug... O tai ką čia tokio pamatys, kažką kitaip atrodo be to filtro? Ką kitaip pamatys? Tai lygiai tas pats žmogus, kuris kitoj pusėje, jis lygiai taip pat atrodo, žinai, tarkim, jeigu jis bus pasidažęs mergina, nuplausi makiažą, parodyk savo veidą.
lygiai tas pats, žinai, ir odelė kažkokia kitokia, ar dar kažką vyram nereikia dažytis jie, taip ar taip galbūt su filtrais net ir nebūna, per šitus laivus, per transliacijas. Tikrai Tai čia gal netgi labiau tas filtrai daugiau į moterų merginų pusę. Tikrai taip. Veikia, viskas veikia. Atsigerk dar kavutės, dar šiek tiek turim laiko. Ir dar turim kokias mes čia temas. Tai apie heito poveikį mes kaip ir aptarėm. Nu ir paskutinė tada gaunasi mūsų tema homoseksualai visuomenėje. Paskutinė mūsų tema apie homoseksualus. Tai čia taip apie tuos, kuriems patinka ir vyrai, ir moteris, ne? Vyram vyrai, o moterim. Čia šitie gaunasi homoseksualai. Tai, nežinau, tu turbūt, jeigu nori kažką, gali apie tai pasisakyti. Tikrai taip, turiu labai nuostabų homoseksualą Tomas Duda. Jisai tikrai stiprus yra stilistas, tikrai labai talentingas. Jis yra viešas žmogus? Jis buvo viešas, jisai buvo tikrai, Nes aš tokio nežinau. Jūri grožio salonas būdavo kažkada tai. O kur jisai čia buvo tas Jūri grožio salonas? Jisai tenai dirbo, paskui L'Oreal man Aš klausiu apie patį tą homoseksualumą, ne apie žmonės mes kalbam. Aš tai net nepažįstu dabar to žmogaus, tai net nežinau, nesuprasiu, ką tu man apie jį pasakosi, tai nežinau, nepažįstu aš jo. Bet kas su juo įvyko kažkas? Tai, kad žmonės tiesiog, jeigu yra gėjus arba lesbietė, jį tiesiog nurašo nuo visuomenės. Va. Tai toksai... Tai čia, žinai, vieno atveju neužteks, nes jų yra daugiau. Tų atvejų yra nemažai. Ir kaip tu į tai žiūri, tarkim, ar tu tai laikai, kad tai yra sveikoji dalis, ar tu tai laikai sutrikimu, kad tai yra nesveikas dalykas, kad vyras renkasi vyrą ir moteris renkasi moterį. Tau tai atrodo sveika ir normalu, ar tau tai atrodo nesveika ir nenormalu? Aš tai šitoj vietoj išlieku neutrali, nes man netrukdo jie ir man tiesiog, iš tikrųjų jie man, tikrai visuomeniai netrukdo. Man jie... Tai tokio požiūrio nesveika, neturiu. Į tai. O tai kas kam trukdo? Nes man tai irgi, pavyzdžiui, jie netrukdo, o kam trukdo žmonių. Visuomeniai trukdo. Visuomeniai trukdo. Tikrai yra žmonių, kuriem trukdo ir labai yra jie priešiški tam ir jie tik tai už tai, ką, ir tie patys, ir kunigai irgi yra prieš, irgi, pavyzdžiui, bažnyčia yra prieš. Bažnyčia tokių porų, pavyzdžiui, ne? Kunigas jau su tokiais, nedirba vis tiek. Aš iš tikrųjų, tai va dabar, tarkim, mes kalbam ir žinai, ką pagalvojau apie tuos homoseksualus, ne, kurie yra, tarkim, vaikšto ant žemės. Homoseksualai. Bet... Aš juos lyginu kažkodėl su heiteriais. Ne, aš lyginu... Ne, jie tik... Tu dar neišgirdai, ką aš norėjau pasakyti. Aš lyginu su heiteriais. Kad žmonės kažkodėl susirūpinę homoseksualais, kad jie vaikšto ant žemės. Taip. Bet niekas nesusirūpina apie tuos heiterius, kad jie vaikšto ant žemės. Taip. Tai jūs juos uždarykit į kalėjimą, su jais darykit kažkokią rodą, su jais tvarkykitės. O homoseksualai jie vaikšto, jeigu yra toksai žmogus, kuris nekelia pavojaus, jisai nekelia grėsmės, jisai neagresyvus. Koks skirtumas, koks jis bebūtų, kas jam ten patinka, vyras, moteris, koks skirtumas, kas, jie gyvūnus myli, neskriaudžia gyvūnų, viskas gerai, su žmogu viskas okei. Tai tegul vaikšto toj visuomeniai, bet ką daryti su tokiais žmonėmis, kurie gazdina, kurie tave nužudys. Invalido vežimėlį žmogui sėdinčiam net sugeba tokius dalykus pasakyti, tai apie ką mes kalbam? Jeigu visuomenė tipo vis susirūpinus apie homoseksualus, tai tegul gal susirūpina apie heiterius, apie naują kartą, aš net nežinau, kuri čia gaunasi karta, kur taip vyksta,
Man tai Taip, tas nes vat tas heiteris, yra įdomiausia. Jeigu jisai heitina, jeigu, kaip ir sakiau, jeigu jisai heitina socialiniam tinkle, vadinasi ir realybėje jisai yra linkęs į nusikalstamą veiką. Kaip ir heiteris, kuris kalba apie narkotinės medžiagas, vadinasi jis tikrai arba vartojantis narkotikus, arba artimoje aplinkoje vartoja narkotikus. Nes pavyzdžiui, niekada nešnekės vaikas ar kažkoks paauglys apie narkotikus, neužsimins netgi apie narkotikus, jeigu nebus to artimoje aplinkoje, tų narkotikų, pavyzdžiui, ne? Taip. Iš tikrųjų. Jeigu pats negyvens tokio gyvenimo, jisai neturės viduj to. Jeigu jisai jau tokioje aplinkoje auga ir skęsta, jisai tą iš vidaus ir pila. Gaunasi, kad jisai ir heitina. Taip, taip, dėl to ir sakau. Nu jo, bet aš tai irgi sakyčiau labiau, kad tikrai reiktų susidomėti ir suklusti šioj vietoj, negu apie pačius tuos, tarkim, homoseksualus ir kreipti dėmesį į tenai. Jo, Nu ten, galima sakyti, palikti reiktų reikalus tų žmonių, nebent jie, žinai, ten eina, bando kažką daryti, tai tipo lenda prie kitų ten ar agresyvus, tai čia jau nėra skirtumo, ar homoseksualas ar ne. Taip. Čia jau nėra skirtumo, kai žmogus yra neadekvatus ir Visuomenė, jo ir agresyviai ir piktai elgiasi. Tikrai taip, jo ir. Tai va, tai nežinau, galbūt šiam kartui bus tiek kažkaip antras mūsų podcastas. Žinoma, turėsim, manau, ir trečią, ir ketvirtą, ir dar čia ne pabaiga, čia dar tik prasideda. Tai be abejo. Dar tik pradedam, dar tik ruošiamės, dar tik tai kuriam. Visi nuo kažko pradėjo. Tą patį Discordą, jiegi tenais dievė, kodėl pareigūnai, pavyzdžiui, to Discordo, kiek ten yra platinama, kiek ten yra, tengi, pavyzdžiui, tos pačios Agnės Jagelavičiūtės mirusios, pasakojo, kad netgi jau Discordas jau žinojo jos mirties priežastį anksčiau nei Agnės mama. Jau Discordas žinojo, tai Naglimantas, atsimenu, jau sakė, netgi aiškinosi. Su Agnės irgi buvo irgi su kitu žmogum, kad moters vyras mirė ir jau Discordas žinojo tos moters vyro mirties priežastį lygiai taip pat. Ir Tai gal ten kokie kriminalistai sėdi? Ir irgi jau užkapstė. Tai va dėl Discordo, nes kalbėjo irgi N kartų. Tai pagalvok dabar, kas yra Discordas ir Kodėl kokia leidžia ten tam? žmonių visuomenė, Taip. ką jie ten veikia, kokie ten yra. Žmonės domintys savo gyvenimu. Ne, tenai, bet... Žmonės sėdi ten tie, kurie domisi kitų gyvenimais. Taip, bet čia yra žiauru, nes jie netgi, pavyzdžiui, platina tą medžiagą ir panašiai. Nu tai ką? Internete ir Jie taigi stengiasi pakenkti. Jie stengiasi pakenkti. Bet tai reikia kažką tai ir šnekėjo apie tai ir Naglimantas ir ne vieną kartą ir gal su šituo, taigi Agnės, šitos Sigel, kur buvo apvogtos šitos, sakė, jau pavogtos tašės Sigel jau buvo įkeltos į Discordą. Aš negirdėjau to aišku atveju, kas ten buvo pavogta. Apvogta Sigelgi buvo irgi atveju. Namus jos apvogė? Jos namus apvogė. Eik tu savo, praleidau nuo šakės. Jos namus Mano apvogė. Viktorija geriausia draugė ir šitai praleidau šitą. Jau buvo iš karto, sakė, Discordą įkelta, pavogti jos daiktai. Į Sigel būtent kanalą. Žodžių kosmosas aš tai tikrai negirdėjau iš tų dalykų. Jo, irgi, nes kai pasakojo irgi, kad ne... Tai sakau, ten sėdi tiesiog turbūt kriminalistai, visi tokie buvę kokie mentai, dar kažkas sėdi. Ir čiokina, ar kas, iš kur jie tada gauna tas informacijas? Neįsivaizduoju, bet tenais... Nu tai turbūt, jeigu turi, tai gali būti, žinai, buvę. Gal tiesiog turi galimybę kur prieiti, sužinoti slaptą informaciją ir taip toliau ir pateikti. Bet esmė tai ne tame, koks skirtumas, ką jie tenai bedarytų. Esmė tame, kad tie žmonės diskordiniai, faktas, kad jie domisi ne savo gyvenimu. Viskas, užtenka šio fakto. Ką tu nori daryti iš tam gyvenime? Savo gyvenimu domėkis, viskas tau užteks. O ką jie daro, ką jie ten heitina ar ką ten diskordina, tai jau čia yra jų reikalas, čia yra jų gyvenimas, jų gyvenimo būdas, jie iš to maitinasi, jie gal uždirba iš to pinigus. Jeigu, kreipsi dėmesį, tai tu daisi iki jų lygio.
Tai tiesiog mūsų tikslas yra nedasileisti iki jų lygio, nu, nes bent jau aš tai noriu domėti savo gyvenimu, ne kitų tikrai gyvenimui. Iki tokio lygio, kad tikrai, nu, jos išgaudys kažkada, tai ir viskas bus gerai, jau vis tiek. Nes jie vis tiek, sakau, kaip ten bebūtų, jie tikrai organizuoja tą nusikalstamą veiką. Vienur, kitur, sakau, jeigu Sigel tašės buvo pavogtos, atsidūrė Discordo kanale. Ne, čia tai jau žiauru iš tikrųjų. Tai tikrai tada... Gerai. Tai žodžiu, tada ačiū visiems, kurie dar ir žiūrės ir žiūrėjo ir klauso mūsų ir domisi. Kursim toliau, ieškosim naujų temų, galbūt kažkaip plačiau, gal dar ne taip ir išsikalbam, bet žodžiu. Stengsimės kurti toliau mūsų Jo, laidas. tikrai tame eiti reikia, tame eiti tikrai. Ir augti, nes kitaip nežengiant žingsnių, kitaip nieks nevyks, aišku. Jo, tada mums reikia kažkaip gal tada stebėti tos podcastus, kaip ten jie bendrauja ir tada semti vėl. Na, vien tik tai, žinai, vien tik žiūrėti ir daryti, kopijuoti, kaip kiti daro, tai, žinai, galim susigalvoti savo, gal tokių, kurių kiti net nedaro, tokių dalykų. Aš tai nenoriu, žinai, vien tik pasižiūrėti, kaip kiti daro ir dabar nukopijuosiu, sėdėsiu, aš darysiu, kaip jie daro. Nežinau, mano gal bus podcastai visiškai kitokie, tokių, kur niekas taip nedaro. O aš galbūt tokius darysiu, nu. Tai va, čia, žinai, viskas priklauso nuo idėjų, nuo kūrybos proceso. Ant kiek tu esi kūrybingas, tame ir pasireikš. Tai va, gal nori kažkaip atsisveikinti, palinkėti gal kažkokį sekančių kartų, kad mus stebėtų, mus subscribintų. Dėkui. Ir palinkėti gal. Taip. Šis tikrai toksai podcastas buvo vis tiek fainas, vis tiek palėtėm, nu, tokių aktualių žmonėm temų, tikrai palėtėm dar kartą, tokių aktualių, vis tiek grįžom ir prie pirmo podcasto temų, vis tiek tas biškį užčiopėm ir toksai vis tiek fainai, dėl to, kad, sakau, buvo žmonių, kurie nematė. Taip, bet tai dabar, aišku, liks įrašas, galės pasižiūrėti. Jo, gali būti, kad ir jau kita auditorija mūsų šiandien žiūri, nei kad pirmą kartą buvo auditorija iš tikrųjų, tai... Taip, gerai, ačiū labai visiems, ačiū ir tau. Dėkui. Ačiū visiems. Taip, ačiū visiems.